Sveiki visi, kam įdomu. Pavadinkime šitą dalį antra dalis iš dviejų video, kaip pavyzdys, kaip sukti 8x8x8 Rubiko kubiką. Ir šioje dalyje antroje norėčiau parodyti, kas ta anomalija. Kartais atsitinka klaida, kurioje tik tai lyginiuose kubikuose gali atsitikti šitą klaidą. Iš karto padariau taip, kad būtų dvi klaidos. Čia netitinka šitą kraštinę ir netitiks du kampai. Taigi parodysiu, kaip šitas klaidas ištaisyti. Tai yra nieko sudėtingo, tai nereikia bijoti, tai yra ištaisoma. Yra viskas aprašyta internete, pagrindinėse svetainėse, Google'as visagalis. Taigi šitą kraštinę reikia geltoną dabar atstatyti į viršų, o šitą raudoną nuleisti į apačią. Tai daroma yra vėl su ta pačia, kaip minėjau, 15 sukimų formulė. Nieko čia sudėtingo, ta formulė yra svarbi, ją reikia išmokti, nes nors vieną kartą suklydus iš tų 15 sukimų, viskas išsiardo ir tenka grįžti paprasčiausiai kelias minutės atgal, pradėti vėl išsiardo viduriai, išsiardo kraštinės. Tai reikia grįžti keletą žingsnių atgal. Tai dabar paimsime ir pradedame sukti šitą formulę. Tai padaroma paprastai labai. Ir viskas. Mes atstatėme dabar geltoną. Geltonas yra susuktas. Ir tolimesnis žingsnis paprasčiausiai reikia atstatyti kryžių. Matome, kad žalia spalva sukeista yra su raudona, o čia yra sukeista mėlyna su oranžinė. Ir jas reikia atstatyti. Tai yra 3x3 kubiko kryžiaus formulė. Jinai yra, aš suksiu 2 kartus, atstatysiu dvi kraštinės sukeisiu, o po to sukeisiu likusias 2 kraštinės iš 2 kartų. Va, matote, šitos žaliai bordava jau atstatyta, dar turiu viską, tą patį pakartoti dar kartą. Tai va, dabar kas belieka, kryžius yra atitinka spalvos, nuo geltonos raudona ir žalia mėlyna. Dabar belieka atstatyti šitos 4 kampus į savo pozicijas. Taigi dabar vėl turi nepavykti. Atstatome vieną kampą, pagauname. Vieną kampą matome, pagavome. Dabar pagal šitą kampą žiūrime. Antras kampas atitiko, tik tai reikia apsukti. O šitie 2 kampai, kaip aš vadinu, antroji anomalija, nes šita žalia spalva čia dabar yra ties mėlyna, o šita mėlyna spalva yra ties žalia. Reiškia, jeigu dabar mes atsuksime geltoną, aš jums parodysiu, kas dabar čia atsitiko, kad nereikėtų bijoti ateityje. Tai nieko baisaus nėra. Tai va, atsitiko toks dalykas, kad kaip viskas yra ir gerai, bet kaip jau minėjau, vietoj mėlynos spalvos yra žalia, o vietoj žalios spalvos yra mėlyna. Tai vėl šita klaida yra ištaisoma pagal formulę, kuri yra dar ilgesnė, iš tikrųjų buvau internete radęs negu tas 15 sukimų, bet aš jos nesimokiau. Aš pasinaudojau 3x3 kubiko žinojimu ir
pritaikiau 3 ant 3 kubiko formulės ir paprasčiausiai man pailgėjo sukimo laikas, ten 5 sukimais, bet aš nesimokiau tos ilgosios formulės ir truputėlį susukčiavau. Taigi dabar mes vėl išardysime kryžių, bet kai išardysime kryžių, atsistatys šitie kampai į vietas, taigi tai yra daroma, kaip norite internete galite pažiūrėti. Ir taigi va, dabar esmė yra tokia, kad vėl matome, šita geltonas yra susuktas, bet kryžius nesigavo, nes raudona yra sukeista su mėlyna, o žalia yra sukeista su oranžinė. Tai reiškia, reikia pakartoti vėl viską 2 kartus ir atstatyti kryžių į vietą. Pusę kryžiaus padariau, pusę kryžiaus atstačiau ir liko sukeisti mėlyną su bordava. Tai vėl padaroma. Iš antro karto. Ir dabar matome, kryžius jau gavosi. Dabar paprasčiausiai vieną kampą turime žalią, bordavą, raudoną ir pagal jį atstatome, pataikome likusius 3 kampus. Ir matome, kad šitas atitinka, tik reikia apsukti, mėlynas atitinka, tik reikia apsukti, bordavas mėlynas atitinka ir žalias atitinka. Dabar beliko 8 kartai pasukti ir mes surenkame šitą kubiką ir viskas yra tvarkoje. Anomalija vadinama yra ištaisyta. Kaip minėjau, pirmoji daly šitas kubikas yra labai kokybiškas ir labai malonus sukinėti. Jisai yra visai kitos klasės negu mano prieš tai turimi. Kągi, sėkmės, kas tuo užsiims.